Kągi, pradedam važiuoti, viski pasišildė mašiną, kaip ir stiklus čiučiut nusikaitinom ir judėsim. Taip, judam. Antrą pavarą, jungiamės trečią. Jau galima kaip ir ketvirtą. Jokio garso, jokio nieko. Ir va, turim greitis kaip ir 50. Penktą pavarą. Nu va, greitis 50, tik ramiai savo važiuojam, jokio purtimus, jokio nieko nėra. Viskas, kaip sakant, labai maloniai. Maždaug va toks judėjimas gaunasi, sėdint 3 žmonėm, krautai apie 200 kg svorio. Jokių problemų neturim. Važiuojant prie 50. Dar, kaip sakiau, eina šitie variantai vieno variklių, tai ten iš vis galingumas yra didesnis, ten 40 kW variklis, o šitas varikliukas 29 kW tik tai. Nu tai va, maždaug kaip sakant, ką turim, tą turim. Visas veiksmas toks. Važiuosim į trasą, pasižiūrėsim, aišku, nelabai gerai, bet dabar jau kaip ir žiemos laikas skaitosi. Autostradui galima tik tai 110 važiuoti, o šitos mašinytės rekomendacinis greitis yra 140, tai mes jį ir bandysim pabandyti. Dabar irgi va nuo nulio pasibaigus kurui buvo įpilta 13 litrų. Bakas 35 litrų yra padarytas ir dabar miesto režimą pagrindė važinėta buvo. Nu, daugiausiai vienas važinėjau, buvo ir kad su 3 žmonėm važiavomės. Tai mes turim va dabar nuo to 13 litrų, kas buvo įpilta, 234 km miesto režime pravažiuota su 13 litriukų. Ir kaip sakant, iki nulinio to viso reikalo, kodėl pasibaigs, kaip ir nors dega dabar ta rodiklė, bet dar visgi yra tikrai važiuoti ir važiuoti pagal tą visą reikalą. Va, netgi pradedam beveik nuo 40 judėti. Aišku, kamera kai drėginasi, kad ir aukštos raiškos čia daiktas, bet biškį sugaudyti kaip ir sunkoka čia tą visą dalyką. Miesto režimu mes čia važiuojam dabar. Va, greitis virš 40-43 maždaug, 5 pavarą važiuojamas. Variklis labai elastingas, dėžė irgi labai gerai padaryta. Ne tik tai, kad va mėtosi tos pavarus fainai, bet ir tykiai dirba, viskas labai, kaip pagal tokią mašinytę. Tikrai toli gražu iki aukštos klasės čia jinai. Labai toli gražu iki to dalyko. Nu, aišku, dabar iš vietos 5 nevažiuosim. Bandysim įsijungti antrą bėgį.